Nu ką, sveikučiai pabiručiai. Sveikučiai pabiručiai. Va. Nu ką mes turim? Va, video katrą naktį dariau, bet nekėliau. Čia jį labai skaniai kvėpintis augalas vadinasi Jeronimas. Jeronimas labai skaniai kvepia. Čia yra beliukas. Beliutė. Čia yra svarainė. Čia yra svarainė su beliutė. Svarainė. Čia į pinigų medis. Ant išauga, nes žmonės parem. O čia yra, jeigu pamenat, kur buvau daręs video, tai čia yra tėvo ąžuoliukai. Naktį filmavau, bet nepamačiau, tuo video neįkelsiu, kur nepamačiau. Patrauk savo sumenį. Tai va, čianais ir vienas ąžuolėlis. Ir pamačiau, turiu gerą naujieną. Išaugo, išdygo visi ąžuoliukai. Va, čianais dar vienas išdygo. Apvirto mano constructionas. Viskas sutvarkiam. Tai va, išdygo dar vienas ir išdygo čianais irgi kitas ąžuoliukas. Va, čianais ir. Va. Nerūšiuosiu. Taip galvau, kad reikėjo palaistyti. Į va, čianais koks didžiausias ąžuolas. Tai va, visos tos turiu džiugą naujieną, pats savo ir jum, pamotyvacinės jum. Video bus, kad va, įmanoma. Įmanoma tas, tai va, toks drąsiausias buvo iš visų. Šūcheris, čia draugelis ano, atėjau sėkmingai, du jaunuoliai irgi va jau kyl, jau čia nais va. Link saulės stiebės. Ir taip, vat, kaip matot, netgi ir gruodžio, kada čia mėnesį pasodinti. Sėkmingai sausio mėnesį ar lapkričio mėnesį pasodinti. Visai sėkmingai sausio mėnesį čianais vat jau ir bujoja. Nu, o pavasarį bus persodinti į lauką. Arba į didesnius vazonus, biškį, kada jiems šilčiau būtų, nuo tų visų tų klimatų. Tai vat, tokių atšiauresnių, kad nebūtų nenušaltų, nedar ten kažką, tai aš anus persodinsiu į didesnius vazonus, ko gero, ir paskui galbūt sekančiais metais persodinsiu. Palaikysiu namuose, tegu būna ąžuoliukai, šiltai, saugiai, nuo visokių negandų bus apsaugoti. Tai va, ir kvapo galbūt kažkokį tai stipresnį duos energetiškai, valys trobą. Nu ir paskui pasodinsim kur nors sklypą. Tai va. Tokias naujienas, tiek žinių. Dėkui, kad paremėt kanalą. Į meilės, džiaugsmą. Ir gyrė. Ir eikit, sodinkit ąžuoliukus. Tai va. Bus daugiau ąžuolų. Nes neilgai auga. Bus jūs palikims, jūs ateinančiom kartom. Kaip, jeigu aš toks besikeikiantis ir visoks kitoks sugebu tokius dalykus. Čia keiksmai yra tik provokacija jum. Kas suprato anksčiau, tas suprato. Kas nesuprato, paaiškinu. Keiksmai ir visokie emocionalios mano kalbas yra provokacija jum. Pasakyti, parodyti tiesiog, kad jeigu toks besikeikiantis, besiblevizguojantis žmogus, sugebi įstatymus suprasti, gali paaiškinti apie įstatymų reikšmę ir įtaką jūsų gyvenimui, ypač apie pasus, kas liečia. Tai jeigu jau aš sugebu, ta prasme, ne aš, bet kas gali.
besikeikiantis. Toks dalykas. Tai jūs nesikeikiantis turėtumėt dar daugiau už mane žinoti, dar daugiau išmanyti. Jūs man turėtumėt, ta prasme, eruditai išaiškinti tokius dalykus. Tai čia ir tiesiog challenge'as jums, iššūkis. Ką jūs padarykit geriau negu kad aš. Nes jeigu nepadarat, tai arba paremkit, arba piskit nachui iš šito YouTube kanalo.